Android planšetiniai kompiuteriai skirstosi į du tipus. Brangus su nuostabiais parametrais, kurių kartais užsimanome, ir tokie kaip šis Lenovo IdeaPad, kuriuos realiai perkame savo vaikams ir tėvams, kad jie galėtų kurti, bendrauti ir naudotis media turiniu. Lenovo visada pasižymėjo tuo, kad sugeba įspausti maksimumą iš nebrangių planšečių, pasiūlyti daugiau nei tikėjomės, ir šis įrenginys tai tiesiog dar kartą patvirtina. Už palyginus nedidelę kainą gauname 5G ryšį, rašiklį, kuriuo galima tikrai patogiai rašyti ir piešti ekrane. Procesorius Mediatek 8755 nėra pats galingiausias, tačiau dirbdamas nepajutau jokio strigimo. One Vision sistema leidžia vienu metu dirbti keliais langais ir tai puikiai veikia Google dirbtinis intelektas, paieška apibraukiant ir teksto redagavimas. Prireikus netgi galima išplėsti RAM atmintį priskyrus jai dalį laisvos vidinės. Ekranas optimalus. LED IPS, 90 Hz atsinaujinimo dažnio, tad tikrai sklandus, nėra labai šviesus, tačiau 2,5 K raiškos. Netikėtai solidus 4 garsiakalbiai atkuria Dolby Atmos garsą, tad žiūrėti filmams šį planšetę tikrai tiks. Beje, yra ir ausinių lizdas. Kameros veikia, bet labiau skirtos vaizdo pokalbiams nei turinio kūrimui. Užtat 7040 mAh baterijos pakaks tikrai ilgam. Na, o jeigu filmai ir piešiniai nebetilps vidinėje atmintyje, ją visada galima išplėsti įdėjus microSD kortelę. Žodžiu, visai puikiai planšetė darbui, net su rašikliu ir pramogoms už visai puikią kainą. Visai tokius norėčiau. Galiu paimti? Tele2 parduotuvėje? Gerai.